Nežinau, baimę turiu kokią čia. Nes tasme, aš 100% mačiau, kai buvau nuėjus pažiūrėti, ar ne per tamsų, kad jie kad bent būtų kažkada nutrūkęs, o ne visiškai visada nutrūkęs. Turiu menį, kad būtų bent kažkiek nusifilmavę, kad jeigu sakyčiau, aš prie jų šių, čia ne vienas atsakomybės. Kažką nesąmonė, nu žodžiu. Toliau, tada kava Indonezija. Ką juto Aleksandras? Laimas, juoda arbata, Indonezija, bet jo, bet šitą Aziją, bet buvo, sakykim, vaisiškumo. Kas įdomu, irgi aš jutau, čia irgi kaip, jau kaip esam prisidomėję, šiaip robusta, turi tokių savybių, ypač jeigu 100% negertumėt, man jutosi toks cheminis padangų gumos skonis ir citrusai. Jo, labai vaisiška. Jo, robusta yra daug žemės tokių. Bet čia nėra. Ne, čia nėra robusta. Bet Azijai Wet Hold, reikėtų pasidomėti, kas čia per procesoriams. Wet Hold, Terry Farm. Duomis rašyta, ta, sakykime, specifikacija čia yra. Nedažna. Ir Variety. Variety aš esu su kitą kavą matęs, kur irgi savo greidais. Aplamai tas yra tas tai dažnas arabikos pupelių, kur neatsimena S32, S34. S34. Tai va, tai tokius jutom. Screen size'as dar višinas. Tada, ko jūs stumdais? Tada kavytė Peru. Kokias čia jutom natas? Aš jutau labai panašią kaip į savo Peru, nes labai panašus ir specifikacijas, ir porūšis tas pats. Tai jo, tai kavosi. Stradieninė? Starojentų? Serbentų. Šiek Ja, taip, mūsų kava plus šiek tiek serbentų kažkodėl. Nu, aš ką to? Maybe, bet to Amerika klasikinė šiaip. Cinamono jutau. Švelnia rūgštelė gale pačiam, pepės nenori filmuoti. Ir kad labai kaviška kava, man atrodo. O, apsisprendė pasifilmuoti, noriu tu pavostyti. Taip, labai kaviška man tokia, labai daug būna, nežinau, tokia tiršta kava. Tai va, to Amerika. Very nice. Taip, ir Ruanda. Ruanda. Arbata su šituo, su citrina. Man buvo kartumas augalinis, tai ne šokoladiškas, o toks, nežinau, kaip ruopės šaknies. Karbadžalių kažkokiu? Galimai. Taip. Toks biški vaistų kartumas, kaip aspirino tabletė per kandį. Taip. O man džiovinta slyva ir rūgštynių sriuba. Ką pasakysiu irgi, kad man asmeniškai, kai atradom kelią į tas visas rūšines kavas, dalyvavom degustacijose, tai man pirmas tas tų visų rūgščių kavų asociacija buvo su rūgštynių sriuba. Toks atrodo šiltos bulvės, rūgštynių sriuba, bet čia... Dabar tai kaip barščiai. Ne, čia mes nesakom, čia bloga kava. Ta prasme, dar prie kavos skonio, kokiu dar, sakykime, išskirtinių natų mes pajaučiam, tai čia gal apie tai daugiau. Taip, ir čia kavos bazė, tai visur yra kavos. Apart, sakau, ten visai kosminių light roastų. Bet ir tai ten vis tiek kava. Bet kokia atveju. Tamsios spalvos. Bent. Ir čia mes sakom rūgštynių sriuba, barščiai ar kažkas, bet čia irgi reikia suprasti, kad labai subjektyvu. Ir nei vienoda nebuvo tarp mūsų. Ir taip, ir skonių paletė skiriasi ir kaip bebūtų, nesamas kažkokie tai
kaip čia degustatoriai įvertinti, kur ten, kad jau profesionaliai kažkur kažką Kraft tiesiog. Jakobs, super Lietuva. Tiesiog, kad žinom, kaip reikia ragaut, kad reikia ieškoti tų skonių ir Mokomės, linksminamės, jūs linksminam. parodom jo kažką. Tai manau, realiai turim 2 įdomias kavas, aišku, kai jau pradėsim skrudinti asortimentą, norėsim įdomių kažkokių dalykų, tai neprisivešim vien Peru, Kostarikos ir Brazilijos, bet šiai dienai kol kas vis tiek ko gero skaniausias kavos yra Pietų Amerikos, nu čia nebūsim originalus, čia ko gero visiems žmonėms taip yra. Bet nereikia nurašyti mūsų Etiopija, Jo, kur yra jo, nestandartiškai Afrikos kavom be rūgšties ir labai kaviška, tai labai skani ir labai kaviška kava. Fenomenalumas. Taip, ir čia ne kažkokia tai irgi paslaptis, o tiesiog tas ūkis, iš kurio yra pupelės, augina seną pupelių arabikos rūšį aukštai ir dėl to tas toks skonis yra išgaunamas netradicinis. Taip. Visos kavos yra skanios, visos įdomios, bet kaip ir su bet kuo vienos skanesnės už kitas. Taip, ir būtent skonių draugų nėra, tai išsirinkti reikėtų patiem, iš tikrųjų. Labai dažnai žmonės rašo, skambina su patarimu, tai mes kažkokių neskanių neparduodam, turiu omeny, žinot. Irgi patys išragavę. Mums jos visos yra skanios, mums sunku pasakyti, reikia paragauti tiesiog. Vieniem, sakykime, palei vieno žmogaus nusakymą mums atrodytų, kad jam tiktų tokia kava, jis pasiema 3 ir jam visai ne ta patinka, jo, kurį mes manėm palei jo, sakykime, profiliuką, kurį jam patiktų. Tai mes, kai skrydyklą turėsim, tai degustacijas darysim, tai gal bus paprasčiau. Daugiau kavų vietą. Taip, paragavus išsirinktą kavytę savo. Taip. Nu, tai šitos degustacijos išvada. Kad išvada? Išvada, sakyčiau, tai man plikus keliems vos. Tau neplikus. Išvada tokia, kad labai smagu yra keliauti per tą kavų pasaulį. Ieškoti, ragauti, atrasti, kiek visko įdomaus yra ir susidaryti nuomonę, kas mums yra skanu, kas yra įdomu. Ir laužyti standartus, aišku, nemažai mes tos kavos išgeriam, tai iš tikrųjų yra ir toks dalykas kaip šiandien tauta, rytoj ta pati, po kažkokio laiko gali šiek tiek ir pabosti, kažkokios vienos universalios, ko gero vienam žmogui kavos neturėtų būti, nes priprantam ir prie to pačio skonio atsibosta ta kava. Tai kitą mėnesį, kitą savaitę paragauji kitos kavos, užsikabini čia toksai, Ir aplamai, kad rytui viena, ten pietum kita, vakarienį trečia, nebijoti ir vakare tos kavos gerat. Lygiai tas pats irgi buvom tam kavų festivalį, prisidegustavom įvairių kavų. Aleksandro favoritas buvo kava su nesu, bet primenanti braškės. Fermentuota Braškės sultyse ar braškėse. Žodžiu, tai geri kavą ir jauti braškių skonį, o aš paragavus pilnai įsivaizdavau, kad vienos kavos, kad jinai puikiai tiktų rytui, tai tokia kava, kurios skonis primena persikų džemą. Ir irgi ten nieko nėra pridėta nuo auginimo, nuo apdirbimo, nuo skrudinimo. Kava tokio skonio ir tai kažkoks kosmosas. Absoliučiai, kiek įdomių dalykų yra ir kiek dar pamatysim ateityje. Ir kviečiam ir jūs nebijot ieškot, eksperimentuot, džiaugtis tuo kavos pasauliu. Absoliučiai taip. Taip. Tai sekit mus, sužinosit ir naudingos info, ir juokingos, ir smagios, ir apie kavą, ir apie mus. Jo. Būkit su mumis. Kavsefas.lt